Bethesda pranešė, kad problemos susijusios su PlayStation 3 Skyrim DLC nėra susijusios su Sony. Mes niekada nieko dėl nieko nekaltiname, tai mūsų problemos ir mes jas turime taisyti, sakė Pete Hines. Jis taip pat pridūrė, kad neturi jokių naujienų susijusių su Heartfire, Dawn God ar apskritai Skyrim DLC skirto PS3 konsoliai. Pranešėjas taip pat pridėjo, kad pats turi Xboxą ir niekada nepirktų PlayStation. Taip pat jis buvo pastebėtas mėtantis kiaušinius į žmonės, ką tik nusipirkusius PlayStation. Sony paskelbė, kad Resistance Collection pasirodys PS3 konsoliai. Šiame rinkinyje rasime Resistance Fall of Man, Resistance 2, Resistance 3 bei atsisiunčiamą turinį skirtą šiems žaidimams. Resistance Collection pasirodys šią žiemą. Jei jūs nepatenkinta savimi, kad per mažai pinigų išleidote pirkdami Resistance žaidimus ir jų turinį, Sony jums padės. Sony rūpi, net negalvokite kitaip. Jūs svarbus, tikrai. Disney pranešė, kad Epic Mickey 2 pasirodys Wii U konsoliai, jos išleidimo dieną. Tarp kitko, Nintendo savininkai neigia, kad pažeidė policijos sirenų kopijavimo teisės. Disney yra genijai, nes šito žaidimo kūrimo procesas susidėjo iš šių žingsnių. Pirma, surasti viską, ką parodyti buvo didžiulė gėda ir ką išmetė. Antra, panaudoti tai naujame žaidime. Trečia, pelnas. Kingdom Hearts kūrėjas Tatsuya Nomura užsiminė apie galimą Kingdom Hearts 2 HD išleidimą. Paklaustas, ar kada nors bus Kingdom Hearts 2 HD, jis atsakė, kad būtų nenormalu, jeigu šis žaidimas nepasirodytų. Jei nemėgstate Mikės Pūkuotuko ar Liūto karalius, jūs neturite širdies ir jūs nusipelnite mirti žiauria, skausminga mirtimi. Taip pat pateksite į pragarą, kur jūs išprievartaus knysliukas. EA Gothenburg dirba prie sekančio Need for Speed. Tai būtų 15. Kiek po velnių jie sukūrė tų Need for Speedų? Šiuo metu EA Gothenburg studija ieško darbuotojų, kurie dirbs prie naujo NFS žaidimo, kuris suksis ant Frostbite 2 variklio. Žaidimo išleidimo tikimasi 2014 metais praėjus 2 metams po neišvengiamos pasaulio pabaigos. Dieve padėk mums visiems. Sega paskelbė, kad jų žaidimas Crazy Taxi keliasi į iOS platformą. Tai bus 9523 šio žaidimo išleidimas. Crazy Taxi pirmą kartą pasirodė dar 2000 metais Dreamcast konsoliai ir sulaukė kritikų liaupsių. Nors Sega nepaskelbė konkrečios išleidimo datos, žaidimo galima tikėtis jau visai netrukus. Rovio praneša, kad jų neseniai anonsuotas Angry Birds Star Wars pasirodys jau lapkričio 8 dieną. Po to bus išleistas Angry Birds Need for Speed, Angry Birds Toilet Adventures ir aišku, seniai visų lauktas Angry Birds Fuck You, We Will Make As Many of These As We Want. Žaidimas pasirodys visiems mobiliesiems įrenginiams. Galite dar toliau atidėti savo asmeninio tobulėjimo planus, nes artimiausią mėnesį mėtysite paukščius į kiaules. Realiame gyvenime paukščius mėtyti į kiaules nepatartina.